Visiems labas vakaras. Šiandien gaminsiu tokį patiekalą naują iš brokolio, pomidoro. Reikės mocarelos mums, rutuliukais arba paprastos, aliejaus, druskos, pipirų ir česnako granulių arba šviežio česnako. Pomidorus dabar reikia supjaustyti ir supjaustyti mocarelą gabaliukais. Aš jau brokolį supjausčiau, jau paruošiau, tai va. Bepjaustydama pomidorus prisiminiau, kad reikia užpilti česnako granulės, supilti į aliejų, palikti, kad išbrinktų. Ir dabar tenai reikia įdėti pipiriukų. Pipirų palei skonį. Čia pas mane yra juodi pipiriukai. Tai va. Viską išmaišome. Šituo aliejum su česnakais. Galima naudoti šviežią česnaką. Pas mane čia yra čimičiuri ir česnako granulės. Ir čimičiuri yra su druska, bet jeigu ką, palei skonį reikia papildomai įdėti druskos. Va, pjaustau pomidoriukus per pusę. Va, liko supjaustyti man. Pomidorus supjaušiau, dabar paimsiu ir supjaustysiu mocarelą. Čia didelis, mažiukas va toksai va, ir čia vienas didelis. Pažiūrėsim, kiek gausis. Nu, dabar pjaustom per pusę mocarelą. Ir šitą supjaustysime irgi mažais gabaliukais. Toliau prasideda visa gamyba. Reikia pirmą sluoksnį išdėlioti brokolį, su tarpais palikti, nes į tarpus reikės dėti pomidorus ir mocarelą. Taip, sluoksniuosime vieną tarpą, kitą tarpą dėsim. Ir va, sudėliojom. Dabar mes dedam pomidorus į tarpus. Va, kaip gražu. Aš įsivaizduoju, kaip čia bus skanu. Ir kągi. Va taip. Taip, dabar reikia dėti mocarelą. Mocarelą. Taip. Į tuščius tarpus. Gerai. Dabar reikia paimti aliejų su česnaku ir su pipiriukais, kur buvo. Ir pagalbas šitos reikia pateplioti kiekvieną, kad būtų kiekvienas gabaliukas gautų šito mirkalo. Aliejų su česnaku, su druskyte ir su pipirais. Va taip. Kas norite, galite šviežio česnako dėti. Aš kol kas įdėjau paprastą džiovintą česnaką. Nu, visus gabaliukus taip sutepė. Jie visi kvepės. Dabar toliau sluoksniuojame. Vėl dedame brokolį. Dedam pomidorus į tarpą. Ir dėliojame taip. Po to aš parodysiu, kaip aš jau būsiu padariusi. Na, štai, jau viskas paruošta. Visos daržovės sudėtos, suteptos su aliejumi ir prieskoniais. Dabar belieka uždengti, uždaryti su dangčiu ir kepti orkaitėje 200 laipsnių temperatūroje 20 minučių. 20-25 minutės. Po to mes nuimsime dangtį ir aš patrinsiu sūrį. Čia bus apie kažkur tai 50-70 gramų kieto sūrio.
Ir užbarstysime viską ant daržovių. Ir vėl užkepsime ir bus vakarienė paruošta. Nu, dabar 20 minučių ir tada bus tarkuotas sūris ant viršaus. Va, daržovės jau iškepė, sūris išsilydė, o dabar mes turime ant viršaus užkratyti kieto sūrio ir vėl kišime į orkaitę, kol sūris išsilydės. O, kiek daug sūrio aš čia pritarkavau. Va. Oi, kaip kvepia skaniai. Česnakas labai skaniai atrodo. Nu va, ir vėl šauname į orkaitę. Nu, keliom, 6-5 minutėm. Va, viskas, sūris jau išsilydė. Ir dabar mes krauname į lėkštę. Brokoliai, pomidorai, sūris. Kaip čia skanu. O kvepia kaip skaniai. O tystas sūris kaip. Skanios vakarienės. Labai skaniai atrodo. Viskas einu valgyti. Visiems skanaus.